Sveiki. Šiandien papasakosime apie pardavimų sąskaitos numerių struktūrą. Tai pasileidžiam apskaitą, suvedame slaptažodį, einame į pardavimus. Čia matom, kad yra paskutinį sąskaitą pavediminį pavedimu. Einam sąskaitomis atgal. Šitą matom grynais, iš kur dabar taip spėju. Patarime sąskaitos seriją, kuri yra iš 3 skaičių, susiformuoti pagal savo įmonės šeimininkės pavadinimą. Sakykime, čia yra suformuota pagal tai, kad yra gera miela kompanija OAB. Apskaitos, sakykime, naudotojai yra. Tai MK, pirmos raidės iš pavadinimų paimtus ir paskui G tai reiškiasi grynais. Jeigu MKP tai pavedimu, tai būna aiškiau tada pavediminė sąskaita sutikrinti yra aiškiau ir tada taip nesipainioja. O numeris yra iš 7 skaitmenų. Pirmiausia surašom, sakykime, patį pirmą kartą tai vienetą, tada sekantį vis uždeda, programa automatiškai uždeda. Tik reikia paspausti naujinti, susirasti ją paskutinę, jeigu jau yra rašyta. Ir tada nuo paskutinės paspaudžiam suvedimą. Pavyzdžiui, jeigu grynais yra paskutinė šita, paspausim suvedimą ir enter. Ir jau matom, kad uždeda yra sekantį numerį. Tada išrenkam gyventoją, o gyventoją dėl to išrenkam, kad kitas mūsų, sakykime, kitos darbo vietos, jeigu rašys sąskaitą, kad šitą sąskaitą jau jisai ją matytų. Tai mums greičiau yra išrinkti gyventoją ir paskui pakeisti klientą, negu, pavyzdžiui, bus naujas klientas, mes būsim užėmę šitą sąskaitą ir jos nematys. Kiti, reiškiasi, kurie dirba tinkle, nematys ir jie nežinos, kokį numerį uždėti. Tada mes išrenkam gyventoją ir čia yra grynais, matom grynais. Nueinam į detalę sritį ir jau pieštuko neliko, reiškia, šitas numeris bus matomas ir kitiems vartotojams. Jie atnaujins ir jį matys, kad yra sąskaita užvesta gyventojams ir jos nejudys. Ir jie paspaudė iš savo vietos suvedimą ir paspaudė enter, jau jie turės sekantį numerį ir tokiu būdu galės rašyti. Tai tokia struktūra. Yra 3 raidės pagal pavadinimą šeimininkės kompanijos ir 7 skaičiai. Tai tiek.